antrą sekciją išvažiavus labai gerai sekės, ypač 4-5 greičio ruožai, tai kaip iš natų pravažiavom viską be klaidų. O 6 greičio ruože irgi gerai sekėsi ir iki finišo likus kokiems 2 kilometram. Provežai šiek tiek trinktelėjom priekį ir automobilis pradėjo labai stipriai kaisti. Tai išmetė visus įmanomus aliarmus automobilis, kad sustotume. Tai mes tiesiog išjungėm stage programą ir su kaistančiu automobiliu davažiavom iki finišo. Dabar davažiavom iki serijos ir bandysim susitvarkyti. Kiek čia rimtas tas gedimas apskritai? Kai trinktelėm galvom, kad pramušėm radiatorių, bet pasirodo viskas sveika ir galimai tiesiog difuzorius buferio užsilenkė ties radiatoriumi ir radiatorius negavo oro, todėl kaista. Tai labai paprastai sutvarkyti galima. Tai čia tu praradai vietą tam antram apendikse, ne? Jo, ten, kur buvo labai didelės proveržis. 7-8 greičio ruožai. Kuri tau atkarpa labiausiai patinka? Tai turbūt tas gorinių ruožas ir Pagių, kur pati pradžia nuo starto, ten kokie 10 km, tai ten labai gerai. Namų aikštelė. Jo, nuo namų 500 metrų. Nežinau, mokomės, po truputį labai patiko tas Kražių greičio ruožas, nesuvažiavęs tokio, paliko labai didelį įspūdį. Tiskiu prakalbėjom, kad kartuotume tikrai dar kartą ir... Laukia antra dalis, dar virš 40 km, tas Power Stage'as. Kuri ta mėgstamiausia dalis tavo yra būtent Power Stage'e? Nežinau, žinau, kad yra ten toks tramplinukas, o man su tramplinais nesiseka, tai nešokinėsim. O šiaip tai vis tiek esam naujokai. Kipras antrą sezoną šturmanauja, aš antrą važiuoju. Antras ralis tik lygoj, tai mes nesiplėšam ir nebandom aplenkti greičiausiai pagal kas. Jauti progresą nuo Zarasų? Jaučiu, nes turėjom testus Kelmėj 2 dienas prieš ralį, padirbėjom su Marku, tai tikrai buvo geriau, bet tada galvojom, išbandysim viską shakedown'e, pažiūrėsim kaip sekas, bet shakedown'e stipriai užlijo. Tai iš vis antrą kartą net galvojom nevažiuoti, bet suvažiavom 2 kartus, trečią jau nebevažiavom dėl sąlygų. O šiaip ką žinau, bandau, važiuoju taip kaip gaunas, nieko neišradinėju naujo, nes manau, kad mokytis reikia ne ralyje, o per testus arba žemesnėse lygose, kur tiesiog būtų paprasčiau visą tai padaryti. Tai dabar tikslas susirinkti kilometrus ir finišuoti. Tai būtent toks. Tai Irmantai, antroji pergalė šį kartą namuose, kaip vertinai? Labai gerai, iš tikrųjų visą dieną patenkintas buvau, iš tikrųjų kaip važiuoju, buvo tik smulkios klaidos, į vieną techninę problemą, bet esam finišė ir laimėjom visus greičio ruožus vėl, tai viskas super. Kas laukia Ukmergėj? Tas pats dominavimas? Pamatysim, nežinau, iš tikrųjų pernai labai nesisekė Ukmergėj važiuoti, bet dabar jaučiuosi iš savęs patobulėjęs, ypač iš automobilio ir tikiuosi, kad bus irgi lygiai taip pat. Tai dabar iki Ukmergės turbūt kažkiek poilsio prie jūros ir tada Ukmergė? Panašu, gal poilsio nebus. Manau, reiktų kažkur dar išvažiuoti ir į testus ir gal į kokią užsienio lenktynę. Ir aišku, daug darbų turim prie automobilio. Pagaliau pradėjau džiaugtis. Atsiminiau tą senai pamirštą jausmą, kas yra tikras džiaugsmas mašinai. Ir tas spėjo atsispindi tempe mūsų. Kas yra džiaugsmas toje mašinoje? Ramybė, galimybė išsilieti emocijas ir ta šypsena, kai viskas finišuoja ir žinai, kad padarei maždaug gerai. Ką veiksi dabar po Žemaitijos? Ruošies kitam etapui? Plausiu mašiną, spausdinsiu naujas dekoracijas, nes dabartinė ant drąsos jau pusės nebeliko. O daugiau kažkokie testai ir į Ukmergę.